Sveiki portalo bernardinai.lt žiūrovai ir skaitytojai. Aš esu Rokas Simanavičius, o čia aktualijų kompaso laida, kurią šiais metais Bernardinai LT eteryje pristato ir remia medijų rėmimo fondas. Speciali kultūros paveldo departamento ekspertų komisija sertifikavo 2 naujus regioninio lygmens kultūros kelius. Vienas jų skirtas poetui Justinui Marcinkevičiui, kitas pilims ir dvarams. Ekspertų komisija teigiamai įvertino Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio paraišką, kurią pateikė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka. Jie taip pat pritarė kelio operatorių išsikeltam tikslui per 3 metus siekti tapti nacionaliniu kultūros keliu. Kaip Lietuvoje kuriami ir patvirtinami regioniniai ir nacionaliniai kultūros keliai, šiandien plačiau aptarsime su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėju Alfredu Jomantu. Sveiki, pone Jomantai. Sveiki. Ir taip pat Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė. Sveiki, ponė Bredelienė. Sveiki. Tai, ponė Jomantai, pradėkime nuo jūsų. 2 nauji keliai patvirtinti šiais metais. Kaip jūs pats šį skaičių vertinat? Tai yra labai, sakyčiau, turtingi metai. Galima sakyti, nes paprastai kiekvienais metais ateina sertifikuotis po 1-2 kultūros kelius Lietuvoje. Kartais neateina, niekas neišreiškia noro. Yra kai kurie, kas yra neatėję sertifikuotis, bet pasiskelbė, kad jau yra kultūros keliais ir su lygmeniu ir su viskuo. O Kultūros paveldo departamento tai ši programa, kultūros kelių sertifikavimas, vyksta pagal parengtus dokumentus, kuriuos yra parengusi Kultūros ministerija ir tam tikras taisyklės ir reikalavimus, kurie yra jau visą eilę metų. Ir šiuo metu turim gražių kultūros kelių, kurie verti dėmesio ir labai norėtųsi, kad jais būtų keliaujama, lankomasi. Ir sužinoma kur kas daugiau negu yra įsivaizduojama, kas tai yra. Nes pagrindinė problema, ne tai kad problema, bet pagrindinis dalykas yra, kad Lietuvoje dar, man taip atrodo, vyksta toks labai didelis organizuotas turizmas, ir kas yra nepaprastai gerai ir labai svarbu, bet tokio teminio turizmo dar nėra taip daug ir kultūros keliai yra vienas iš tokio teminio turizmo, kuriuo keliauja pavieniai žmonės arba atskiros šeimos arba kokios nors grupelės, kurios domisi ypatingai kokiais nors kultūros arba kultūros paveldo reiškiniais. Pone Jomantai, jūs užsiminėt apie tuos, pavadinkim, pseudo, turbūt reikėtų taip iš jūsų žodžių suprasti, kultūros kelius, kurie pasiskelbė tokiais, nors, kaip suprantu, sertifikatų ir neturi. Kodėl tai vyksta ir apskritai, ir visuomenė turėtų galbūt informuojama, kad tie keliai gal ir egzistuoja, bet jie neturi to patvirtinimo? Tai priklauso nuo pačių kultūros kelių. Jeigu jie mano, kad yra subrendę kultūros keliai ir puikiai veikia, kad gerai pasirengę priimti dalyvius visuomenę, kurie domisi kažkokiam temam, tai labai gerai, bet lygmenų nustatymas yra šiuo atveju, ar jeigu kalbėtume apie tarptautinį kultūros kelią, tai yra mūsų departamento ir taisyklių dalykas, nes pasiskelbti galima bet kuo, bet reikia turėti ir atitikti tam tikrus kriterijus. Ir aš tikiuosi, kad čia galbūt yra tik tai geras ženklas, kad kultūros kelių kūrėjai jau manosi, kad yra tokio tarptautinio lygio, kad gali atitikti reikalavimus ir puikiausiai gali dirbti ir tiek su Lietuvos, tiek su tarptautiniais žmonėmis, suinteresuotam grupėm arba vadinkim turistais, besidominčiais vienokią arba kitokią temą. Pone Bredelienė, Tai yra abi pusės, yra
yra viena vertus, tai negali būti absoliučiai negatyvus tik tai tiek, kad yra nesilaikoma nustatytos tvarkos, o kitas dalykas yra, kad kuriami kultūros keliai ir tokiu beveik partizaniniu būdu, arba jie dar yra nesubrendę, bet jeigu jie nesubrendę, jie neturėtų būti tarptautiniai. Pone Bredelienė, O duokim poniai Bredelienį dar irgi pasisakyti dėl Justino Marcinkevičiaus kelio, jūs pristatėte šį kelią, prisiminkime pačias ištakas ir kaip jūs, pono Jomanto žodžiais kalbant, supratot, kad jau pribrendot tokiam keliui reprezentuoti, kaip viskas prasidėjo? Mūsų kelias prasidėjo labai seniai. Mūsų kelias prasidėjo 2011 metais, kai mūsų bibliotekai buvo suteiktas poeto Justino Marcinkevičiaus vardas. Tada kitas žingsnis buvo, mūsų bibliotekoje buvo įkurtas poeto Justino Marcinkevičiaus memorialinis kambarys ir jūs dabar čia už manęs matote memorialinėme kambaryje saugoma poeto Justino Marcinkevičiaus asmeninė biblioteka. Ir be abejo tai, kad bibliotekai buvo suteiktas mūsų kraštiečio, reikia pabrėžti, kad tai yra mūsų kraštietis, poeto Justino Marcinkevičiaus vardas, tai be abejo buvo ir įsipareigojimas, ir didžiulė atsakomybė. Ir mes nenorėjome tiesiog turėti tą vardą, mes norėjome, kad tas vardas įgautų prasme, tam tikrą kultūrinę, istorinę prasme. Ir kad tas vardas tiesiog skatintų ir kultūros, ir literatūros sklaidą, skatintų istorinę, literatūrinę, kultūrinę atmintį, nes poetas Justinas Marcinkevičius yra sakęs taip, kad žinau, kur baigėsi ateitis, ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai ir kalbai. Taigi mes savo misiją matėme tokią, kad norėtumėm, kad žmonės Lietuvoje nebūtų abejingi. Ir dėl to ėmėmės tam tikrų žingsnių. Tai žinoma, pirmiausiai mūsų kelias prasidėjo nuo tradicijų kūrimo. Mes turime tradiciją švęsti Justino Marcinkevičiaus gimtadienį kovo 10-ąją. Mes rajone organizuojami yra Marcinkevičiaus skaitymai kasmet Važatkiemyje. Na ir be abejo, taip natūraliai tiesiog susiklosti, kad kadangi tai yra mūsų kraštietis, tai mūsų krašte yra daug tokių vietų, kurios yra susijęs su Justino Marcinkevičiaus gyvenimu ir kūryba. Ir taip natūraliai pradėjo formuotis iš pradžių toks rajoninis literatūrinis maršrutas. Ir 2020 metais, kai minėjome poeto Justino Marcinkevičiaus 90-metį, mes pirmą kartą viešai visuomeniai, mūsų krašto bendruomeniai pristatėm tokį kultūrinį, literatūrinį turizmo maršrutą, kuris tęsiasi per Prienų rajoną. Ir be abejo, mes jau pradėjom dairytis ir į greta esančius čia vietovės, kurios gali būti susijęs su Marcinkevičiaus kūryba. Na tai tiesiog taip natūraliai šitas kelias prasidėjęs 2011 metais, kaip sakiau, pirmą kartą krašto bendruomeniai ir plačiau pristatytas 2020-aisiais, 25-aisiais, kai mes minime poeto Justino Marcinkevičiaus 95-metį, tiesiog mes supratome, kad esame subrendę kalbėti apie šitą kelią truputį garsiau ir mes kalbam apie jį ne tik kaip apie turistinį maršrutą, bet būtent apie kaip kultūrinį vyksmą, kuriame kviečiame dalyvauti ir bendruomenę įvairaus amžiaus. Kalbant apie tuos garsius vardus, čia pirmiausia įskiriant rašytojus, neišimtis turbūt ir Justinas Marcinkevičius, šitos pavardės bendrai, turbūt ne Prienų apylinkėse, bet plačiaja prasme visoje Lietuvoje kelia tam tikras diskusijas viešoje erdvėje. Vėlgi čia yra ta laikysena nagrinėjama sovietmetyje ir panašiai. Kiek, ponė Bredelienė, tas klausimas tos visuomeniai vyraujančios istorinio įamžinimo temos, pačiam projektui trukdė arba trukdo, jaučiat kažką? Ne, tikrai netrukdė tos diskusijos, kurios vyksta ten kažkur plačioje ir viešoje erdvėje. Tikrai jos netrukdė, todėl kad mes tiesiog turime savo tikslą, mes turime savo matymą, kaip sakiau, mums yra labai svarbu aktualizuoti, prisiminti, nepalikti abejingų. Mes tiesiog nedalyvaujame šitose diskusijose, o veikiame, dirbame savo darbus ir organizuojame renginius ir vykdome sklaidą.
Nu, tos diskusijos, aš manau, kad jos tiesiog tik įrodo, kad tos asmenybės, apie kurias diskutuojama, jos neįlinės asmenybės, nes ne apie visus taip ilgai diskutuojama ir tokių kontroversiškų ir skirtingų nuomonių pasirodo viešojo erdvėje. Bet, kaip sakiau, mes tiesiog vertiname poetą Juozą Marcinkevičių kaip vieną ryškiausių asmenybių 20-ojo amžiaus antrosios pusės, 21-ojo amžiaus pradžios. Ir manome, kad privalu šitą asmenybę pažinti per jo kūrybą, ypatingai per kūrybą. Todėl, kad mūsų kelias išsiskiria tuo, kad kiekvienas objektas šiame kelyje minimas yra palydimas poeto Justo Marcinkevičiaus tekstais, poezija, publicistika, pasisakymais, kalbomis. Pone Jomantai, kiek ta visuomeniai vis dažniau ir plačiau nagrinėjama istorinės atminties tema pačiam regioninių arba nacionalinių kelių sertifikavimo procesui, na nežinau, suteikia tam tikrų papildomų atspalvių, čia negatyvių ir teigiamų turbūt jau kitas klausimas, bet kiek apskritai jaučia tam tikrų net gal įtampų dėl to? Aš iš dabar veikiančių kultūros kelių, aš nepasakyčiau, kad buvo kokių nors įtampų. Ir bendrai tai yra kultūros laukas ir kultūros kelių tematikoje nepasakyčiau, kad būtų buvusių iki šiol kokiu nors įtampų ir aš negalėčiau pasakyti, kad jaučiame jas. Ir čia, aišku, kad visuomenėje visada vyksta visokių diskusijų ir pokalbių ir kur reflektuojama yra vienokias ar kitokias realijas arba istorinės asmenybės ir turbūt didžiausia auditorija sutraukė Salomėjos Nėries reikalai, bet mes kalbam apie šiuo atveju apie Justiną Marcinkevičių ir bent komisijos narių tarpe jokių diskusijų neiškilo. Kiek žvelgiant į ateitį, matot, kad šitas klausimas gali tapti opesnis, aš turiu istorinės atminties būtent klausimas, nes turbūt ateis laikas, kai ir kitos asmenybės galbūt bus siekiamos įamžinti ar nebus jų vardu vadinami kultūros keliai. Matot tame tam tikrą temą ir problemą galbūt? Sunku pasakyti. Galbūt jeigu ateitų kas nors kurti Salomėjos Nėries kelio, tai dabartinėme kontekste turbūt, kad sukeltų labai daug įvairių diskusijų, bet kol kas kultūros keliai nėra tokie populiarūs Lietuvoje, tai man atrodo, kad neįtin yra didelis pavojus iškilęs tokioms aštrioms diskusijoms dėl kultūros kelio kūrimo ar ne. Pone Beredelienė, jūsų vienas iš tikslų įsikeltas per 3 metus tai yra siekti tapti ir nacionaliniu kultūros keliu. Kaip tą virsmą iš regioninio į nacionalinį jūs įsivaizduojat? Aš manau, kad jeigu šitas kelias taps nacionaliniu, jis taps juo labai natūraliai, todėl kad reikalavimas regioniniam keliui, kad kelias sujungtų bent 3 savivaldybės. Mūsų atveju mes jau dabar turime partnerius, esame 4 savivaldybės, kurios vysto šitą kelią, bet tikrai mūsų kelio maršrute, svetainėje, visur kitur yra ir Vilnius, kuris kol kas nėra mūsų oficialus partneris, bet Vilnius be abejo, visi suprantame, kad yra neatsiejamas nuo Justo Marcinkevičiaus kūrybos ir gyvenimo. Bet mes žinom, kad Lietuvoje tikrai yra labai daug vietų, kurios saugo atmintį apie poetą Justą Marcinkevičių. Pavyzdžiui, visai netikėtai mums parašė Kudirkos Naumiesčio biblioteka, kurioje kažkada yra buvęs Justinas Marcinkevičius. Prie bibliotekos pasodintas ąžuolas, kuris auga ir šiandien, ir prie jo lentelė yra apie tai, kad čia yra Justino Marcinkevičiaus pasodintas ąžuolas. Tokia vietovė susijus su Marcinkevičiu labai tampriai. Kudirkos Naumiestis, Kudirka, tautiška giesmė, čia būtų galima pasakoti daug sąsajų su poetu, tai natūraliai be abejonės tikrai atsiras daugiau vietų, nes poetas Justinas Marcinkevičius aplankė visą Lietuvą. Ir jo atmintis tikrai saugoma ne tik čia pas mus Prienų krašte ir ne tik šiose savivaldybėse, kurias dabar vienyje kelias.
Tai manau, tiesiog tai bus labai natūralus procesas. Pone Jomantai, ar regioniniai keliai visada gerai išnaudoja savo potencialą? Vėlgi, ar tai yra kažkaip vertinama? Nes kartais gali būti pagalvoti, kad kelias vien tik tai faktas, kad yra, o kas ten toliau su juo vyksta? Kaip tas procesas atrodo, to potencialo išnaudojimas? Regioniniai keliai yra puikus, galima sakyti, produktas, tik per mažai Lietuvoje žinomas. Sakykime, 5 kūrėjų kelias, toks pat regioninis kelias kaip Justino Marcinkevičiaus kelias, kuris iš esmės kalba apie 5 reikšmingiausius Lietuvos kūrėjus. Tai yra tiesiog žinomas labai vietoje, turbūt regionuose ir aplinkui, bet tokio nacionalinio lygio žinomumo toli gražu dar nėra. Ir, sakykime, tokios pavardės kaip Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras arba Juozo Miltinio memorialinis butas, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. Ir šitas 5 kūrėjų kelias, kuris yra šitokio lygio Lietuvos kultūros reikšmingiausių asmenybių, manau, kad yra mažiausiai žinomas ir arba galimybė tiesiog susitikti, pamatyti ir tiesiog paliesti, suvokti visą šitą atmosferą, prisiliesti prie daiktų, sužinoti masę, daugybę turim pamatyti video medžiagos ir audio medžiagos, taip pat susitikti su žmonėms susitikusiais, su jais pažinojusiais labai gerai ir šito bibliotekų darbuotojams, kurios yra padėjusios visą gyvenimą jam. Tai yra tai, ką daro Lietuvos bibliotekos, man atrodo, niekada nebūtų galėtume pasakyti, kad yra per daug įvertintos. Tai yra nepaprastai didelį darbą daranti institucija ir čia yra, man atrodo, iš visos fenomenas. Ta, ką matome ir tiek 5 kūrėjų kelyje, kurio iniciatyvos kyla iš bibliotekų ir kitų taip pat kultūros įstaigų ir Marcinkevičiaus kelyje, tai bibliotekų ir bibliotekininkių vaidmuo, tai yra tiesiog komunikacijos centrai patys svarbiausi, kurie gali užvesti ant visai kitų dalykų ir nuvesti visai kur kas į platesnius vandenis. Bet visų pirma, tai yra Lietuvos pažinimas. Lietuvos kultūros pažinimas asmenybių. Ir aš sunkiai įsivaizduoju, aš labai iš pat pradžių, kai pradėjom kultūros kelių sertifikavimą, niekas net neįsivaizdavo, kad galėtų atsirasti, nes visi įsivaizdavo kažkokį kultūrinį turizmą tarp kultūros paveldo objektų ir kokiu nors tokių labai žinomų temų, ar dvarus, ar pilis, ar kas nors iš šito žanro, bet kad ateitų bibliotekos su tokiais projektais asmenybių pristatymo visuomenėje, asmenybių įtakos Lietuvos kultūrai, tikrai mažiausiai tikėjomės. Ir nepaprastai džiaugiamės tuo, ką daro bibliotekininkai ir bibliotekos. O dar potencialas yra kur kas didesnis, jeigu pasižvalgytumėm iš tikrųjų, kokio čia yra Lietuvoje bibliotekų ir visom prasmėm, ir architektūriniam, ir tą, ką daro bibliotekos, ir tą, ką daro bibliotekininkai. Tai yra jėga ir svarbus kultūrinis fenomenas. Pone Peredėlienė, ponas Jomantas paminėjo tiksliau tą žinomumo klausimą ir šito klausimo svarbą. Ar ką nors ketinat daryti plačiau, kalbant apie sklaidą, ar manot, kad pačio Marcinkevičiaus pavardė jau figūruoja tą kelią ir jau daugiau nieko papildomai daryti nereikia? Mes visada jau seniai darom dabar ir darysim ateityje. Justino Marcinkevičiaus kelias turi savo interneto svetainę, turi Facebook paskyrą, tai be abejo ta sklaida
internetinėje erdvėje jinai yra svarbi, pasiekiam platesnę auditoriją, bet žinot, mes jau dabar esam užaugę iki tokio lygio, kai apie mus jau kalba pačiu efektyviausiu, perdodama žinia, efektyviausiu komunikacijos kanalu, tai iš lūpų į lūpas. Ir būna labai smagu, kai paskambina į biblioteką ir sako, mes girdėjom, kad jūs pasakojat, palydit mus pakeliauti. Tai iš tikrųjų, sakau, mes tikrai labai daug skiriam dėmesio informacijos sklaidai, bet mus jau žino ir be to, kad mes turim įvairius informacijos kanalus. Mus yra aplankę tikrai labai daug Lietuvos, Švenčionys, Vilnius, nekalbu apie Kaunas, Marijampolė, Vilkaviškis, Pakruojis, tikrai iš labai daug, Akmenė neseniai buvo atvažiavus. Taigi tikrai iš visos Lietuvos žmonės atvažiuoja, nes jau žino mūsų kelią, kadangi, kaip sakiau, mes prasidėjom seniai. Na ir kaip sakau, ta informacijos sklaida, jinai ne tik apie tuos turizmo maršrutus ir turbūt pirmiausiai ne apie turizmo maršrutus, bet žmonės atvažiuoja ne tik aplankyti kažkokius objektus, bet ir dar kartą susitikti su poeto Justino Marcinkevičiaus kūryba. Tai čia yra mūsų pagrindinė misija, būtent iš naujo aktualizuoti ar tiesiog dar kartą aktualizuoti kūrybą, kuri kalba apie asmenybę ir kalba apie tą laiką, kuriame gyveno poetas. Pone Jomantai, jūs užsiminėt, kad Lietuvoje kultūros keliai tarytum nėra taip dar plačiai paplitę, taip žinome, arba žmonės blogai interpretuoja, ką ir ponia Bredelienė užsiminė apie, kad tai yra turistinis kažkoks tiesiog kelias. Kaip yra kitose Europos šalyse? Yra ko Lietuvai pasimokyti, kas liečia dėl kultūros kelių? Aš manau, kad čia pagrindinis dalykas turbūt yra suvokimas pačių kultūros kelių potencialų. Ir man atrodo, kad tai tiesiog tai yra pati problema, nes ir kultūros kelio kaip turizmo srities. Nes visi yra pripratinti, tiesiog aš manau, kad čia iš kažkokio tokio galbūt šiek tiek ankstesnio laikotarpio, kad visi turi būti susodinti į autobusą ir atvežti ir ten kažkas jiems tuoj pat pateiks informaciją, suteiks, papasakos viską. Bet ir pats svarbiausias dalykas, kad tie žmonės išgirsta kažkokią temą ir dažniausiai tai yra turizmo sritis, kad jie nori ką nors aplankyti ir pamatyti, kas yra savaime suprantama. Bet kultūros keliai yra šiek tiek kitoks dalykas, nes eina kalba būtent apie kultūrą ir kultūros paveldą, iš dalies kraštovaizdį. Nes visa tai yra tarpusavėje susiję ir pati kultūros kelių prigimtis yra pats pirmas kultūros kelias ir kultūros kelio pavadinimas atsiradęs 87 metais, kai Europos taryba pripažino ir paskelbė pirmąjį Europoje Švento Jokūbo kultūros kelią. Ir nuo čia prasideda iš viso kultūros kelių istorija dabartinėme pasaulyje, nors tie kultūros keliai vienaip ar kitaip egzistavo jungdami ir LDK su Roma ir taip toliau, bet šiandien mes atrandame šitos kultūros kelius. Ir čia, sakykime, tas, kas yra, tai eina kalbas apie vertybės, kurias bendras vertybės Švento Jokūbo kelyje ir kultūros paveldą. Ir tuo metu, 87 metais, ėjo apie krikščioniškas Europos šaknis. Tai buvo visiškai naujas žodis įtvirtintas čia ir naujas reiškinys. Ir nuo to prasideda, reiškia, tas šiuo atveju Europos tarybos kultūros kelių atsiradimas, o tai yra tai, kad Lietuvoje atsirado sertifikuojami kultūros keliai, tai yra tik tai tęsinys, nes Lietuvoje mes apie Europos tarybos kultūros kelius pradėjom kalbėti apie 2000 metus. 2004 metais surengėm pirmą
tarptautinė konferencija skirtas istorinių parkų temai Palangoje. Iki to laiko buvo atsiradęs Europos tarybos kultūros kelių institutas nuo 1987 metų ir tos nuo 2000 iki 2004 metų mes dirbome visą eilę kultūros kelių temų, bet tuo metu po visos eilės ekspertų misijų buvo atkreiptas dėmesys į ypatingai turtingą istorinių senųjų parkų Lietuvoje paveldą ir būtent Eduardo Andrė parkus kurtus čia, kurie tuo metu dar buvo labai apleisti ir nebuvo įvykę pagrindiniai darbai ir visa kita. Ir tai sukėlė labai didelį nuostabą, kad Europos ekspertams iš viso tai, kad Eduardas Andrė čia Lietuvoje yra sukūręs 4 parkus, buvo naujiena ir visus pritraukė ir tai pakėlė istorinių parkų paveldo temą. Bet, sakykime, ironija yra ta, kad nuo tų metų taip formaliai Lietuva nėra prisijungiusi arba, sakykime, įstojusi į Europos istorinių parkų kelią. Tik tai dabartinė administracija, sakykime, yra padėjusi pastangas, kurie kviečia ekspertus ir kurie įvertintų, ar, sakykime, Užutrakio parkas ar kiti parkai atitinka istorinio parko kelio kriterijus. Čia tik tai jums parodymas, daugiau iliustracija, kad kultūros kelias, ypač Europos tarybos kultūros kelias, reikalauja atitikti visą eilę kriterijų. O su Lietuvoje kuriant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius kultūros kelius, turiu galvoje sertifikuojamas Lietuvoje ir sertifikavimą atlieka kultūros paveldo departamentas su specialiai sudaryta komisija. Tai yra būtent noras parodyti Lietuvos gyventojams ir svečiams taip pat, koks yra nepaprastai turtingas Lietuvos kultūros paveldas ir kultūra, asmenybės ir kraštovaizdis ir visa tai. Ir kai mes Lietuvos, sakykime, gyventojai jau aplanko visas kitas svečias šalis ir pamato daugybę kultūros paveldo objektų ir aikčioje, tai lygiai taip pat, jeigu imtų geriau susižinoti, aš nebejoju, kad jie kur kas labiau susidomėtų savo šalies kultūros paveldų, kraštovaizdžių ir kultūros reiškiniais, asmenybėmis. Tam buvo kurti tie regioniniai lygmenys įvairūs. Ir mes ypatingai džiaugiamės, kad tie regioniniai kultūros keliai plečiasi. Jau yra 5 kūrėjų kelias, nepaprastai įdomus, kur aš neįsivaizduoju, kaip gali kultūros žmonės neapsilankyti. Ir šitos nuostabios, labai atsidavusios bibliotekininkės ir Angelė Mekelinskaitė ir Alicija Matiukienė ir Indra Drevinskaitė. Jos yra absoliučiai fantastiškai. Pone Jomantai, tai dabar kaip tik ir bandykime įsiaiškinti, kaip jūs užsiminėte apie tai, kad gal ne visi čia parkus, gal turėjot pavyzdį, kad neišnaudoja to potencialo, kurį jis sukuria. Pone Bredelienė, Prienai, kas Prienuose girdėt, yra kažkoks miesto apskritai užmojis išnaudoti tai, kas dabar įvyko, kad jūs turite tą būtent suteiktas jums yra regioninio kultūros kelio vardas, kaip pačiam mieste tai ketinama išnaudoti tą potencialą? Na, manau, tiesiog toliau vyks aktyvus kultūrinis gyvenimas. Tie patys renginiai, kurie vykdavo,
Nežinau tiesiog, ar čia mes atrasim kažkokias didelės Amerikas, nes, kaip sakiau, mes šituo keliu jau keliaujame seniai, bet dabar mes rugsėjo mėnesį susitiksime su savo partneriais Prienuose ir pabandysime su partneriais tartis, kaip mes toliau šitą kelią, kokią kryptim vystom, nes mums tikrai reikia kažkokių bendrų renginių, bendrų festivalių, kažkokių, kad mes toliau galėtume plačiau viešinti ir aktualizuoti temą šito kelio. Na, o šiaip kelias yra toks nesibaigiantis dalykas, atsiranda labai naujų objektų. Sakykime, dabar mes jau buvom sertifikavę savo kelią, ruošėmės sertifikuoti, atsirado naujas objektas Prienuose, Justino Marcinkevičiaus skulptūrų parkas. Kai susirinkę drožėjai į plenerą, būtent Justino Marcinkevičiaus kūrybos tema kūrė skulptūras ir netoli bibliotekos atsirado naujas skulptūrų parkas. Tai aš manau, kad tokių iniciatyvų bus ir ateityje ir atsiras naujų tų lankytinų objektų Justino Marcinkevičiaus kelyje ir kultūrinių objektų atsiras naujų. Tai tos perspektyvos, manau, tokios. Tiesiog mes išnaudojam savo aplinką, savo erdvę, išnaudojam tą kūrybinį potencialą, kuris yra ir bandysim su partneriais tiesiog plėtoti tas veiklas ir atrasti kažkokį tiesiog identitetą bendrą tarp mūsų visų. Pone Jomantai, čia pone Bredelienė labai gražiai tai pasakė, kelias nesibaigiantis ar ne toks procesas. Užbaigiant mūsų šitą pokalbį, šitą laidą, kurios Lietuvos vietovės, regionai ar erdvės jūsų nuomonė dabar turi didžiausią potencialą ir galbūt to regiono žmonės jo dar neišnaudoja arba netranda? Aš manau, kad kultūros keliai, ar būtų Marcinkevičiaus, ar penkių kūrėjų kelias, ar nacionaliniai keliai, Dvarų pilių, Čiurlionio, Vėtrungių kelias, kurie yra sertifikuoti, jie atveda besidominčius Lietuvos žmonės susitikti su Marcinkevičiaus kūryba, bet jie tada turi šansą kur kas geriau pažinti šitas vietovės ir šitų vietovių paveldą. Visų pirma, ir kraštovaizdį, gražiausias vietas, geriausias kavines, visą kontekstą. Tai turi darytis traukos centrais dėl kultūros kelių arba ir dėl kultūros kelių. Ir tai yra labai svarbu, kad tai būtų bendras suvokimas, bendras darbas, kad vienokios ar kitokios nuomonės atsirastų ir kitose vietose, kurios taip pat jau, sakykime, atsirado skulptūrų parkas, galbūt atsiras kokia nors kavinė su kokia nors ypatinga, nežinau, akcentu ar dar ko nors. Ir tokiu būdu yra susipažįstama plačiau. Taip, ponė Bredelienė, dar pabaikit jūs mintį. Aš tiesiog norėjau sakyti, ką tik Liepos 5 atsirado dar vienas traukos objektas Druskininkuose, Giedantis paukštis, vėlgi Marcinkevičiui skirta skulptūra, ant kurios irgi Marcinkevičiaus žodžiai. Tai tiesiog, kaip sakau, tikrai nuolat ir manau, kad nesibaigs šitas procesas. Kągi, speciali kultūros paveldo departamento ekspertų komisija sertifikavo 2 naujus regioninio lygmens kultūros kelius. Vienas jų skirtas poetui Justinui Marcinkevičiui, daug apie tai šiandien kalbėjom, kitas yra pilims ir dvarams. Čia taip pat Alfredas Jomantas apie tai užsiminė, kaip Lietuvoje kūrėmi ir patvirtinami regioniniai ar nacionaliniai kultūros keliai. Šiandien plačiau ir aptarėme su kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėju Alfredu Jomantu bei Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė. Ačiū Jums už skirtą laiką, tai buvo aktualijų kompaso laida Bernardinai LT eteryje. Ją vedžiau aš Rokas Simanavičius, primenu, kad laidą šiais metais pristato ir remia Medijų rėmimo fondas, o visas laidas savo patogiu metu galite rasti apsilankę bernardinai.lt mediatekos skiltyje. Ačiū ir iki kitų kartų. Okay.